16 uždavinys, štai tokia graži trigonometrinė nelygybė. Pirmiausiai, pasižiūrime, ar vienodi kampai. Matome, kad čia yra iksiukas, čia 2 iksiukai, čia vėl iksiukas. Reiškia ne vienodi, reikia kažką daryti, suvienodinsim kampus. Prisiminkite formulę, net ir prisiminti nereikia, nes jinai yra egzaminų lape. Kosinus 2x yra iš kosinus kvadratu x atimti sinus kvadratu x. Taigi taikau šitą formulę. 2 sinus x plus, čia pritaikau formulę, kosinus kvadratu x minus, atsiprašau, tuoj nuvalau, kol nieks nematė, minus sinus kvadratu x ir atsikeliu iš anos pusės plus 2 sinus kvadratu x mažiau arba lygų už 0. Dabar sutraukiu panašiuosius narius, 2 sinus x plus kosinus kvadratu x plus sinus kvadratu x mažiau arba lygų už 0. Čia yra vienetas, trigonometrinis vienetas. 2 sinus x plus 1 mažiau arba lygų už 0. Įsprendžiame, gauname sinus x mažiau arba lygų už minus 1 antrąją. Taigi, pirmas taškas už šitos formulės teisingą pritaikymą, antrasis taškas iš nelygybės suvedimą būtent į šitą pavidalą. Dabar reikia įspręsti nelygybę. Taigi mes lengviausiai tai padarysime nusibraižę grafiką, sinuso grafiką. Nebūtinai mums labai tikslų brėžtis, bet taip bangelės aš subanguoju gražiai, taip. Pasidedu tos pagrindinius taškus, čia yra 0 aišku, pi, 2pi, minus pi, minus 2pi, bet čia mūsų taškiukai pagrindiniai. Ir dabar per minus 1 antrąją braižau tiesę, braižau tiesę ir matau, kad mano sprendiniai bus čia žemiau tos tiesės, nes mažiau arba lygų, tai čia žemiau ar tos tiesės. Galiu paimti bet kurį sprendinių intervalą, šitą arba šitą, vis tiek teks atsižvelgti į periodą ir pridėti tos 2πk. Taigi man reikia nustatyti šitus 2 skaičiukus, šitus 2 taškus. Tai šitas skaičiukas arčiausiai 0 yra arksinus minus 1 antrosios. Arksinus minus 1 antrosios yra minus pi iš 6. Štai šitas skaičiukas yra minus pi iš 6. Galėtumėm čia įsprendę lygti su to bendraja formulė minus 1 laipsnėje k, statantis k reikšmes, taip nustatyti visus skaičiukus, bet aš pažiūrėsiu paprasčiau. Jeigu šitas mano minus pi iš 6, tai reiškia šitas atstumas lygus pi iš 6. Iš simetrijos matau, kad šitas atstumas taip pat bus pi iš 6. Reiškia šitas mano taškas bus lygus prie minus pi pridėti pi iš 6. Ir sudėjus gaunu minus 5 pi iš 6. Taigi, mano x priklauso intervalo galai laužti, nuo minus 5 pi iš 6 iki minus pi iš 6. Bet būtinai nepamirštu 2πk prirašyti, kadangi tokių intervalų bus labai daug, funkcija periodinė labai daug. Ir dar nepamirštu, ką priklauso z parašyti. Uždavinys išspręstas, už būtent šitą sprendinį jūs gausite 3 taškiuką.